like a thunder without rain, or like a week without Sunday, or like a book without last page. You want to buy a hacking bay, a storm without rain, without any disruption. Sveiki! Sveikinu Jūs su 10-ąja laida. Na, o dabar žinios. Nuo lapkričio 8 iki gruodžio 8 dienos gimnazijoje paskelbtas mokinių istorinio rašinio Laiškas prezidentui ir plakato Mano mokykla, mano miestas, mano valstybė konkursas. Gruodžio 14 dieną 14 val. Gimnazijoje vyks istorinė konferencija Mažos tautos, dideli žmonės. Mokiniai ir mokytojai aktyviai ir sėkmingai dalyvavo renginiuose skirtuose Lietuvos prezidento Kazio Griniaus 140-osios gimimo metinėms paminėti, bus paskatinti gruodžio 20 dienai kelionė į Vilnių, kur aplankys Seimo rūmus ir pabuvos Vilniaus požemiuose. Mūsų gimnazijos mokiniai Milda Ledaitė, kaip jaunoji parlamentarė, pakviesta gruodžio 9-11 dienomis Vilniuje dalyvauti mokomojo Europos parlamento nacionalinėje sesijoje. Tikimės, jog Milda atstovaus Lietuvos jaunimui pavasarį vykstančioje tarptautinė jaunųjų parlamentarų sesijoje. Kalėdų stebuklo laukimas dovanoja mums progą dalintis nuoširdžiais linkėjimais, tad kviečiame gruodžio 19 dieną 13 val. 30 min. dalyvauti Advento vakaronėje. O gruodžio 22 dieną gimnazijoje vyks naujametinis karnavalas, kuriame kiekviena klasė turės inscenizuoti pasaką. Kviečiame aktyviai dalyvauti ir pasirodyti, nes jūsų laukia vertingi prizai bei netikėti siurprizai. Gruodžio 1 dieną Europos parlamento narė Laima Andrikienė viešėjo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje. Tolerancijos gerokai daugiau negu Lietuvos Seime. Ir ta tolerancija pasireiškia kuo? Kad jeigu aš šiandien išeisiu kitą žmogų, tai kitą dieną to paties kaip jūs parodys savo adresu. Arba jeigu yra dučias, tai Nito Musolinio anūkė. Taip, kai ryški blondinė. Nieko nenoriu pasakyti. Ir ačiū labai, kad klausėte mano tokios jūsų. Europarlamentarai susitiko su gimnazijos direktorė ir susitarė, jog pavasarį organizuojama kelionėje Lietuvos mokiniams į Europos parlamentą Briuselyje dalyvaus ir mūsų 5 gimnazistai bei 2 mokytojai. Marijampolės apskrities jaunųjų literatų kūrybinėme konkurse Auksinis rudenėlis 2006 metai laureatu tapo ir mūsų gimnazijos mokinys Edgaras Gurskis, savo grupėje užėmęs 3 vietą, jo mokytoja Aurelija Midžiūtė. Nuoširdžiai sveikiname Edgarą ir jo mokytoją.